Kiekvienas turime didesnių ar mažesnių svajonių. Tam, kad galėtume jas įgyvendinti, turime atsakingai elgtis su pinigais ir iš anksto taupyti. Kaip ir vykdant tam tikrą misiją, taip ir taupant, tau reikalingas veiksmų planas. Pirmiausia, reikia nusistatyti savo taupimo tikslą, tarkime tai gitara. Tada privalu įvertinti, kiek tai kainuos. Gitara kainuoja 600 litų. Galiausiai būtina nusistatyti laikotarpį. Gitarą nori turėti po metų. Padalijęs reikalingą sumą iš 12 mėnesių, pamatysi, kad per mėnesį taupimui turi skirti 50 litų. Taupyti galima ir sparčiau. Susipažinkite su Gabija. Gabijai patinka kelionės ir ji svajoja baigusi universitetą keliauti į Australiją. Kelionė į Australiją kainuoja 10 000 litų. Ji jau anksčiau turi sukaupusi 4 000 litų, taigi jai dar trūksta 6 000 litų. Kiekvieną mėnesį atidėdama po 100 litų į taupyklę, reikiamą sumą ji turėtų po 5 metų. Tai visai neblogai, tačiau Gabija sužinojo, kad pinigus kaupiant banke ar kredito unijoje, jos santaupos didės dar sparčiau. Laikydami savo santaupas banke ar kredito unijoje, mes tarsi jas paskoliname. Kadangi mes padedame bankui ar kredito unijai, mums už tai moka tam tikrą pinigų sumą, kuri vadinama palūkanomis. Palūkanos apskaičiuojamos procentais nuo taupimo sąskaitoje laikomų pinigų ir dažniausiai mokamos kasmet. Tarkime, tu į taupimo sąskaitą padedi 1 000 litų su 3% metinėmis palūkanomis. Šis 1000 litų per metus uždirbs 30 litų. Tu gali tą 30 litų pasimti ir nusipirkti pizzą, tačiau tu nusprendė jos palikti sąskaitoje. Dabar tu turi 1030 litų ir kitais metais palūkanas gausi ne už 1000, bet už 1030 litų. Tai palūkanos sumuojasi ir kuo ilgiau pinigus laikai taupimo sąskaitoje, tuo jie greičiau auga. Tai vadinama sudėtinėmis palūkanomis. Gabija padėjusi savo jau turimus 4000 litų į banką ir kas mėnesį pridedama po 100 litų, po 5 metų turės nebe 10 000, o 11 111 litų. Papildomai sutaupyti pinigai bus puikus startas taupant dar vienai kelioniai. Nusprendęs taupyti, būk sumanus. Nusistatyk savo tikslą, įvertink, kiek tau reikia jam sutaupyti ir nusistatyk realų laikotarpį. Pradėjus taupyti dar šiandien, tau beliks reguliariai papildyti savo santaupas ir tiesiog stebėti, kaip sudėtinių palūkanų dėka tavo santaupos auga. Kuo anksčiau pradėsi taupyti, tuo greičiau pasieksi savo tikslą.